Miglė. Labas, Miglė. Labas. Kaip gyveni? Gerai. Pasiruošus? Pasiruošus. Mes su mama ir mokytoja čia puikiai praleisim laiką. Gerai. O tu jau ten. Sėkmės tau. Labą dieną. Sveika. Kuo vardu? Aš esu Miglė Pivoriūnaitė iš Kupiškio. Iš Kupiškio. Miglė, kiek tau metų yra? 18 metų. 18 metų. Tai reiškia, dar baiginėjai mokyklą. Taip, abiturientė. Ir galvoji hip-hopas, nes laikrodis ant riešo, kepurė užsukta. Tai va, ką šiaip veiki, apart, kad mokais? Miglė tipiška paauglė. Ir ji tikrai ne iš tų merginų, kurios pavyzdingai sėdi namuose ir ruošia pamokas. Ne. Miglei patinka hip-hopas, laisvė ir gera draugų kompanija. O maištauti ir ginčyti su tėvais mėgstamiausias užsiėmimas. Pavyzdžiui, namie tai aš esu labai pikta, o kai būnu su draugais, tai, atrodo, nieko nereikia, viskas gerai, čylinam. O kai namie, tai aš labai pikta ir ant mamos visada rėkiu. Kad Miglės charakteris dygliuotas ir ji bet kada gali iškrėsti nemalonių pokštų, ne vieną sykį patyrė būtent artimiausi žmonės. Oi, Dieve, ko tik aš nesu pridarius. Kai tėvai išvažiavo, kažkada labai senai, aš buvau gal 8 klasėje. Ir sako, mes tave paliekam vieną, bet sako, mes tavim pasitikim. Ir aš prisikviečiau daug draugų ir mes nusiurbėm namus. Galiu kirsti lažybų. Tai ne vienintelė staigmena, kurios sulaukė Miglės tėvai. Tačiau net po tokių dukros akibrokštų, tada, kai labiausiai gyvenime reikia, būtent mama padėjo surasti savo kelią ir nesiblaškyti. Dabar dainavimas pirmo vietoje ir maišau su ta vaidyba ir net nežinau, ko noriu, nes labai pasimetus, nes iš viso norėjau būti dar policininkė ir taip dabar, kas rimtai, kas mano galvoj. O Miglė? Miglė rodo suėmė save į nagą ir nors pati nedrįsta prisipažinti, gali būti, kad šis pasirodymas hip-hoperiai iš Kupiškio bus svarbiausias metų įvykis. Labai jaudinuosi ir bijau ir mane viskas nervuoja, taip kažkaip nežinau. Ir čia dar šašas man išdygo, taip žiauru. Kokia muzika tau pačiai patinka? Man gal popsas labiau. Popsas, rus popsas, brit popsas. Toks lengvutis popsas. Nu kaip kas, kaip džiazu, Aš galvoju, kad jau sunkioji artilerija. Pasirodo, aš esu lengvutis popsas. Gerai, o ką tu mums dabar padainuosi? Aš padainuosiu Sarah Brightman Unexpected Song. Tau galvoji negerai? Aš juokauju, ta prasme, tai labai... Užsidėjus kepurę. Tai labai įdomu, žinau, palinkėsim tau sėkmės ir su malonumu išklausysim. Ačiū.
tave. Kalbėk sąmą. Miglė, tu čia dėjai. Jinai gudri, jinai apgavo visus, atėjo tokia kaip iš gatvės, čia tokia. Aš pasijutau, kaip vaikystėje ėjau į filmą Muzikos garsai. Mane taip nunešė. Taip nunešė. Ir tu, aš net nebesusigaudžiau, net pasižiūrėjau, kad tau 18 metų negali būti. Nuostabu. Ačiū labai. Juste. Aš galvoju irgi, kad yra nuostabu ir iš tikrųjų muziklo balsai manęs niekada per daug nežavėjo, bet šį kartą tikrai sužavėjo. Ir aš visai nepykstu, kad jeigu mano popsas yra lengvutis, nes aš tokios sąvokas kaip sunkus popsas negirdėjau, iki tol, kol neišgirdau, kaip tu dainuoji, daina yra labai labai sudėtinga ir sunki. Ir tu ją padainavai labai gerai. Tavo karžygės žvilgsnis, tu tokia, žinai, tikra kovotoja. Ačiū labai. Tavo visas kūnas kalba už tai, kad tu esi pasiruošus, kad tu gali, tavo balsas sako tą patį. Ai, tai tu jėga, žodžiu, viskas gerai. Ačiū labai. Marijonai. Aš sutinku, tu žinai, tu dar nepradėjusi dainuoti, tokį spinduliavai tam tikrą pasitikėjimą savim ir labai gerai, kai tu pradedi dainuoti, kad supranti, kad tas pasitikėjimas savim nebepagrinda, jisai yra absoliučiai motyvuotas ir visiškai pateisinamas ir suprantamas. Ir mane tik tai kitaip nei Sama, aš pasijutau tau dainuojant, kad aš esu kokia nors Disnėjaus animacinio filmo personažas ir netgi žinau koks, Undinėlė. Kad aš plaukiu. O aš ta piktoji Ursula. O ta Ursula, kur ragana ir taip toliau. Bet taip, iš tikrųjų, tau dainuojant, tu nori, nenori, tave fantazijos neša į kažkokius labai pažįstamus muzikinius klodus, tolius. Gražu, labai gražu. Ačiū labai. Gerai. Gal greičiau baigim su tuo, ką aš tau pasakysiu. Taip, ką mes sakome, Samai? Taip. Marijonai. Ačiū labai. Juste. Sėkmės, Miglė, mes pasimatysim kitame etape. Gražiai viskas įnėrė. Ir tokie visai kitokie, ir ta prasme, žinai, kas yra iš karto suformuoja savo įvaizdį, tas berniukas repuoja šitą tokia, žinai, ir dar kitą, gerai. Taip. Buvo žiauriai nerealu, o Dieve, kažkas nerealaus, tikrai nesitikėjau to, nes žiauriai iš tikrųjų sergu ir balsas, bet žiauriai, kad džiazu patiko, čia kažkas nerealaus, žiauriai faina. Sveikas. Patiko pasirodymas? Nori dar? Spaus prenumeruoti ir nepraleisk naujų video. O visą informaciją apie X Faktorių ieškok naujienų portale tv3.lt.